penktadienį įmušiau savo asmeninį užsakymų rekordą, nes per vieną dieną važiuoja sprinteris į areną į koncertą, veža VIP keleivius, važiuoja Gelikas į Jurbarką į vestuvės, važiuoja Balta Eškė Kaune į vestuvės, Juoda Eškė važiuoja į Vilnių, veža žvaigždės į Kauną ir aptarnauja koncertą. Taip pat abudu Esnikai ir V klasė taip pat aptarnauja koncertą. Žodžiu, bus šioks toks iššūkis suvaldyti tiek automobilių, bet realiai informacija jau vestuvininkam jau dabar atiduota, kontaktai suvesti, kaip jie ir tiesiogiai su jaunaisiais vairuotojais sukontaktuos, viskas bus gerai. Liks tik tai koncertą sureguliuoti, kad viskas sklandžiai eitų, tikėkime lėktuvai nevėluos. Nes, pavyzdžiui, vakar laukiam pasitikimo oro uoste naktį. Lėktuvas vėlavo pakilti tą valandą laiko. Bet paskui taip įsibėgėjo, kad atskrido net anksčiau negu pagal grafiką. Tai čia vat irgi įdomus reiškinys, kaip negali vadovautis. Netgi ir to flight radaru negali pasitikėti, nes dar porą dienų atgal turėjom tokį dalyką, kad lėktuvas vėlavo nusileis 2 valandas Kauno oro uoste ir turėjom laukti. Kartais yra tokių platformų pas mus tam transporto versle, kurios už tą laukimą nieko nemoka. Dauguma platformų nieko nemoka. Nes jos žiūri, jom yra klientas aukščiau visko, o vairuotojų tai pochui bus jų, taigi pasiims leasingą, nusipirks to mašiną, dieve tu man. Arba už savus nusipirks, arba leasingą pasiims, arba išsinuomos. Nes pagal juos tai vairuotojas versle yra salaga, nieko vertas žmogus. Man kažkaip tai, aš gal turbūt ir dėl to ir neturiu tokios sėkmės versle, nes pas mane vairuotojas pirmoje vietoje. Man turi vairuotojas uždirbti adekvatų atlyginimą, dirbti adekvačias valandas, o jau su klientais bus kai bus. Nes, čia yra laimės dalykas. Čia įkris klientas geras, būsi komunikabilus, mokėsi, gausi. O Jėzau, golfas kaip čia išdykauja. Net liūdna žiūrėti man į tokius golfus. Vat paimsiu ir nepraleisiu, vat ir uostyk bybį. Kad tu čia dabar dirbi. Amba tie kelių remontai, kaip jie mane užknisa. Nupaišo tas juostas, čia nežinau kokiam smartam ar kam. Aš vairuoju paprastai didelės mašinas. Čia neįmanoma tom jų juostom važiuoti. Aš visą laiką važiuoju viduriu kelio, viduriu tų jo nupaišytų juos, nes čia kitaip neįmanoma, tiesiog važiuoti. Arba turi važiuoti ir bijot, kad tau nenubrėžtų kokį šoną, dar kažką koks su golfu neatliekęs. Nes va to atlieks skubantis vadybininkioras į darbą, į Vilnių varau kiekvieną dieną, neparduos sausainius. Pochui jums, ar lekia ar Esnikas, ar Meibakas, ar Gelikas. Dar užkiš, pastabdys, jie nieko nebijo šiam gyvenime. Toks vaizdas, kad jos nežinau kaip ten auklėjo. Aš kai augau, tai pas mus buvo taip, jeigu banginis atvažiuoja į kiemą, tai reiškia kažkas turi didelių problemų arba turim turtingą kaimyną. Ką čia per ženklą mano mašina rodo? Dar tokio nesu matęs. Turbūt
kad rikiuotis į kitą pusę. Nes pirmą kartą tokius gaudo.